sveiki, esu verslo sistemos organizatorė. Egzistuoja tokia paprasta, teisėta, įdomi ir pelninga verslo galimybė. Juolab, kad tai ne viena iš daugelio praturtėk akimirksnių užmačių, o visa praturtėk sistema. Tai darbas tinklinės rinkodaros srityje. Žmonių norą imtis tinklinės prekybos verslą lemia galimybė įgyti papildomų pajamų, finansinę nepriklausomybę, nuosavą verslą, daugiau laisvo laiko. Taip pat kitos priežastys – asmenybės tobulėjimas, pagalba kitiems, pažintis su naujais žmonėmis. Jei ir jūs turite tokių norų, tai šis pasiūlymas būtent jums. Dirbame internete, nes tai puikios galimybės turėti laisvą darbo grafiką. Sukurta sistema, kurios pagalba labai paprastai galima vystyti šiuolaikišką verslą neišėjus iš namų. Ieškome aktyvių, veiklių žmonių, kurie nori dirbti ir užsidirbti. Koks tai darbas? Siūlome tapti netradicinės internetinės parduotuvės savininku. Jei teko kada nors pirkti internetinėse parduotuvėse, sutiksite su manimi, kad apsipirkimas internete turi privalumų. Nereikia eiti iš namų, pigiau negu parduotuvėse, sutaupame daug laiko, užsakymą atveža į namus. Mūsų internetinėje parduotuvėje didelis gaminių pasirinkimas, produktai yra pirmo būtinumo. Jūsų kaip verslo partnerio darbo pobūdis ir pagrindinė užduotis būtų mokytis kurti savo parduotuvės vartotojų tinklą. Apmokome, išaiškiname, ką ir kaip reikia daryti. Tai visiškai naujas internetinis verslo projektas. Mes siūlome partnerystės programą veikiančią pagal marketingo ir kompensacijų išmokėjimo planą. Darbui turime savo ofisą online, savo parduotuvę ir puikią mokymų sistemą. Mūsų netradicinėme versle mes dirbame komandoje. Yra rėmėjai, iš kurių gautumėte visą mokymų programą, kaip dirbti. Ir svarbiausia, jokios finansinės rizikos. Investuojame tik savo laiką. Verslo sistema sukurta taip, kad į jūsų internetinę parduotuvę nuolat nukreipiamas klientų srautas, kol jūs išmoksite tai daryti patys. Jeigu jūs sudomino šis pasiūlymas, rekomenduoju užpildyti pirminę formą, su jumis susisieks verslo partneris ir viską išsamei papasakos. Linkiu sėkmės, nes sėkmė tai žaidimas. Kuo dažniau žaidi, tuo dažniau laimi. Kuo dažniau laimi, tuo sėkmingiau žaidi.